Vykstant Paryžiaus mados savaitėje sekmadienį modernaus meno muziejuje Palas Tokyo Givenchy pristatė 2011-2012 rudens ir žiemos kolekciją. Kolekciją sukūrė dizaineris Rikardas Tiskis. Drabužiai buvo švelnių spalvų su gėlių ir leopardo kailio raštais. Vyravo juoda, auksinė su žaliais ir fioletiniais akcentais. Kai kurie drabužiai rėžė akį, pavyzdžiui, sportinis nertinis su pantera iš krištolo karoliukų ar trumpa striukė, kurios kraštas įsiuvinėtas panteromis. Panteros temą pratęsė velveto kepuraitė su katės ausimis. Drabužiai buvo iš įvairių medžiagų, pradedant odą, baigiant megztiniais su priderintais minisijonais. Dizainerį įkvėpė amerikiečių aktorė Betty Page. Jos veidas buvo atspaustas ant žalios velveto palaidinės.